ar yra debatai, jeigu kitos pusės argumentai yra iš piršto? Nu, su visa pagarba. Visagino skautus užverbavo Rusijoje. Aš buvau viena iš tų skautų. Ar man faina būti Tarybų gatvėje? Ne. Kontroversiškas taikas Visaginui. Sveiki, esu Maksim Paukštė, esu būsimas istorijos mokytojas, dirbu Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje, turiu savo kultūrinę organizaciją, VŠI Diapazonas, organizuoju renginius ir taip pat esu partijos Visagino skyriaus pirmininkas. O Diapazonas ten renginius organizuoja tik Visagine? Jo, aš norėčiau gal ateityje organizuoti renginius šiaip regionuose, kur trūksta kultūrinės pasiūlos, bet kol kas, kadangi labiau pažįstu Visagino kontekstą, tai šiuo metu bandau daryti dalykus Visagine. Tai apie Visaginą ir susirinkom pakalbėti. Aha. Nes turi tam tikrą reputaciją mūsų miestas. Dėl ko labiausiai? Kaip tu manai, kaip tu pasakytum? Dėl ko Visaginas turi savo reputaciją? Tokią, kokią turi. Čia mes kažkada kalbėjom su vienu istoriku Norbertu apie Visaginą. Ir aš pamenu iš mūsų pokalbį priėjom prie išvados, kad Visaginas yra, žinai, yra du Visaginai. Yra Visaginas, kuris yra tas tam tikrai prasme vaizduojamas ir kartais ne dėl nieko, bet kaip prorusiškas arba ten kažkoks antivalstybinis ir panašiai. O kitas Visagino vaizdas, tą, kurį vaizduoja ten, pavyzdžiui, Visagino savivaldybė, kad jis yra nuostabiausias miestas pasaulyje ir žalias ir turintis viską, ko reikia miestui. Kas tam tikrose srityse gal ir tiesa. Tai aš sakyčiau, Visaginas jis kažkur per viduriuką, bet kodėl jis toks garsus ir panašiai, tai manau dėl atominės elektrinės, kuri kažkada 90-aisiais grasino susprogdinti. Ne visaginiečiai čia buvo atskira istorija. Ir dėl tam tikrų naujienų, kurie kažkada ateina ten, arba dėl gatvių pavadinimo, arba kitų dalykų, arba dėl kalbos nemokėjimo. Nors ir tam tikrai prasme kartais ir gerų naujienų yra pakankamai žiniasklaida, kur laimėm kažką arba dar panašiai. Tai būtent apie šias naujienas ir kalbėsim. Ok, nu davai. O dėl atominės, tai sakyčiau jau ir pasauliniam lygiui kažkiek žinomas, nes daug filmuoja, nu nedaug, bet kažką filmuoja taip pas mus. Jo, ir Černobylio serialai ir... O ką dar? Man atrodo, buvo keli dokumentiniai filmai, buvo Decommissioning a Dream ir Butterfly City. Ir man atrodo, kad visi filmai kol kas apie Visagino dokumentiniai liečia būtent tą atominės elektrinės tematiką ir gyvenimą po atominės elektrinės. Žodžiu, yra tokia, nežinau, turinio kūrėja, fotografė, Neringa Rekašiūtė, gal tau? Taip. Tai va, ji pasirodė, gyveno Visagine kelis metus. Taip. Ir tada Guardian portalas išleido straipsnį jos parašytą. Jo, ir ji ten parašė tokius dalykus. Visaginą gaubianti aura visada buvo šiurpi, svetima, apokaliptinė. Kai 2009 metais buvo uždarytas paskutinis reaktorius, Visaginas išgyveno tapatybės krizę. Buvo kalbama, kad tai separatistinis Rusijos anklavas Lietuvos sudėtyje. Nu nežinau, aš buvau visai vaikas, aš nepatyriau tos šiurpios apokaliptinės atmosferos, tikrai. Ir filmuose, manau, bando tai perteikti, kai filmuoja Visaginę. Bet man tai tikrai Visaginas nesasocijuoja su tokiais žodžiais. Gal pažiūrėčiau į tą aurą iš tos perspektyvos, kad, pavyzdžiui, mano pažįstamas iš Indijos. Kažkada atkeliavę, kaip tik tuomet, kai Neringa dar gyveno Visagine, atkeliavo Visaginą ir po to prieš porą metų vėl atvyko po 7 metų po savo pirmojo vizito. Ir jis toks, jaučiasi, kad miestas pasikeitė. Ir jis toks pasikeitė net ne tik tai, kad atrodo kiek kitaip, bet pavyzdžiui, žmonių kūno kalba daugiau pasitikėjimo turi ir panašiai. Ir kaip jis pastebėjo labai gražiai savo knygoje apie Visaginą, kad iš tikrųjų miestui 50 metų, o pokyčių mes turėjom kas 10 metų. Miesto tapatybė, kažkokiam ėjime į priekį, nes pavyzdžiui, miestas pastatytas ir iškart tą euforiją, labai daug naujų žmonių
atvažiavo, labai pavydžiu mūsų vyresniai kartai, nes iš esmės įsivaizduok, atvažiuoja į miestą 30 000 žmonių iš skirtingų valstybių, dar su skirtingom kultūrom ir panašiai, iš visokių ten sostinių, kur, žinai, su savo kažkokiais dalykais atvažiavo įdomesniais ir išsilavinę, vyriausiam žmogui ten 40 metų. Ir tu iškart, tai aš esu Tūsų mieste, žinai, geriausiam pasaulyje Tūsų mieste, kur mes čia kažką darom, kažką dar kažką. Nu, žodžiu, tai čia ir tikrai manau, kad vat, dėl šitos atmosferos ta Visaginas per pirmus savo 10-11 metų turėjo savo kažkokį auksinį laikotarpį tam tikrą, bet po to įvyko Černobylio, pavyzdžiui, avarija ir buvo sustabdyta 3. ir 4. reaktoriaus statyba. Ir tada jau iškart žmonės, kurie atvyko ir jiem atrodė, kad mes čia padarysim didžiausią atominę elektrinę pasaulyje, nuversim kalnus, ten, žinai, visa ateitis yra mūsų rankose. Ir iškart, tas svajonė šiek tiek sugriuvo, arba sumažėjo. Jie tokie, gerai, tai tada mes tiek, kiek mes turim, tiek ir turėsim, gerai, vis vien pasiliekam, yra darbas ir panašiai. Po kelių metų Lietuvos nepriklausomybė. Ir Visaginui reikia save pergalvot santykį su savo valstybe ir kas jis yra nepriklausomas Lietuvoje sudėtyje. Kokį vaidmenį atlieka, koks santykis, kiek integruojasi ir panašiai. Iškart labai daug tų tokių tapatybinių klausimų. Tas įstojimas į Europos Sąjungą ir sprendimas uždaryti atominę elektrinę. Iš miesto išvažiavo pusė žmonių. Tai iš esmės kas 10 metų kažkoks pokytis. Tai aš vertinu tokiam kontekste apie žmonių gyvenimus ir kaip jie suvokia save. Nes paprašyti žmogų perkurti savo tapatybę yra labai didelis prašymas. Kas 10 metų kažkas įvyksta, kas šiek tiek priverčia visaginiečius gyventi kitaip, kartais labai radikaliai kitaip. Ir sakyčiau, tokioj perspektyvoje suprasčiau, kodėl ir tokia atmosfera buvo. Kai atvažiuoja mano pažįstami, ten pavyzdžiui, tai Evaldas Jasaitis su savo draugais atvažiavo, su dviračiu. Ir visada žmonės, kai pirmą kartą atvažiuoja į Visaginą, po visų šitų stereotipų turi tą laikotarpį, kur jie biški apsvaigi Visagino yra. Kurie tokie, čia iš tikrųjų toks neatrastas miestas, čia viskas nuostabu, čia būtai dar gerai kainuoja, ne taip kaip Vilniuje, čia dar, žinai, jie nemato jokių problemų, jie tokie, čia taip faina, čia reikia gyventi, čia reikia pirkti būtą, ten dar kažką. Po to šiek tiek nusiramina ir viskas tvarkoja. Bet tame pačiame straipsnėje jį mini dalyką, kuris nustebino mane. Aš tokio nemačiau, nebuvau su to susidūrus, nes gal per jauna buvau. Tai žodžiu, viena didžiausia internetinė naujienų platformų Visaginą apibūdino kaip grėsmę Lietuvos saugumui. Antraštėje buvo teigiama, kad Tėvynės saugumo departamentas Visaginę nustatė veikiantį mirties batalioną. Vėliau paaiškėjo, kad keli paaugliai berniukai žaidė su pneumatiniais ginklais, vilkėdami senas sovietinės karinės uniformas, kurias rado senelių spintose. Ir aš radau tą straipsnį iš 2016 metų. Taip. Jo, aš paminu šitą straipsnį. Pamini. Taip, pasakysiu, kodėl paminu, nes aš tuo metu buvau mokykloje ir paraleliai buvo tie berniukai, kuriam atsitiko šitas dalykas. Ir jo, aš manau, čia kelių dalykų atsakymas. Vienas dalykas. Šitas visas incidentas įvyko 2014 metais, kai įvyko Krymo aneksija ir labai aš manau, kad ypatingai su įtarimu žiūrėjo į Rusiją tuo metu. Jo, tikrai buvo labai daug įtampos ore. Ir, kai šitas įvyko, tai iš vienos pusės aš sakyčiau, kad nebuvo taip, kad čia specialiai sukurtas batalionas. Čia buvo keli berniukai, kurie žaidė strikeballą. Ir tiesiog sukūrė savo komandą ir tiesiog dalyvavo žaidimuose, neturėjo
kažkokių blogų tikslų, tiesiog norėjo žaisti. Kita vertus, aš sakyčiau, kad problema yra ne tiek pačiuose vaikinuose, kurie dalyvavo šitam dalyke, o tame, kad žmonių ir bendruomenės sąmonė tuo metu buvo priimtina ten kažkokios baltosios gvardijos užrašą turėti ant vėliavos arba turėti Rusijos trispalvę ant savo peties ir panašiai. Ir ypač žiūrint iš mūsų dabartinės tos perspektyvos, tikrai problema gal buvo tame, kad žmonės Visagine, bet ne tik, nepakankamai suprato ribą, kur yra antivalstybingumas ir kur yra to tautinio identiteto išsaugojimas, puoselėjimas ir panašiai. Tai taip atsakyčiau. Tikrai nėra tai pagrindinis kažkoks sentimentas Visagine. Nemanau, kad jis yra pagrindinis. Aš tai nebendravau su tokiais žmonėmis. Aš tai sakyčiau, kad antivalstybingumas, jis keliose sluoksniuose yra. Ten, pavyzdžiui, tas kažkoks simbolių neigimas, istorijos neigimas, nesuvokimas, kokią žalą okupacija padarė valstybei ir Lietuvos žmonėm. Aš gal iš tokios pusės žiūrėčiau, kad su žinoma ir gal yra tų užkietėjusių proputinistinių veikėjų Visagine, bet jų yra ir kitose miestuose. Aš tiesiog paskatinčiau visus žmonės, kiek pasidomėt, kuriuose dalykuose jie turi tą neįgiamą ryšį su savo valstybe. Paminėjai Rusijos trispalvę ant pečių ir prisiminiau, kad maždaug tuo metu išėjo straipsnis, Visagino skautus užverbavo Rusijoje. Aš buvau viena iš tų skautų, kurios užverbavo. Ir tu buvai Rusijoje? Jo, aš vykau į tą stovyklą. Ta stovykla... Ta, kuri Sankt Peterburge buvo? Jo, prie Sankt Peterburgo. Skaitau tą straipsnį. Kuri stovykla buvo skirta antrojo pasaulinio karo jubiliejų, ten kiek 70 metų, 80 metų karo buvo praėję. Tai aš šiaip norėjau atskirą video apie tai padaryti, apie skautus, apie savo patirtį, parašykite įdomu. Pirmas įrašas iš Reddito, ten žinoma savotiška auditorija, bet klausimas, už 5 milijonus eurų ar sutiktumėt gyventi Visagine? Aš jaučiausi apgautas, nes aš ir dabar sutinku gyventi Visagine, reikėjo kelt savo kortelę. Už 5 milijonus tikrai taip, jeigu siūlysit, tai priimsiu, bet jo, ir šiaip ir dabar gyvenu ir noriu gyventi toliau Visagine. Fainas miestas. Ko jis toks fainas? Kom jis toks fainas? Tie įprasti dalykai Visagino, kur labai patogiai suplanuotas miestas, šiaip tai šeimai visą būtiną infrastruktūrą turintis, saugus, pakankamai gamtos apsuptyje ir ta galimybė kiekvieną dieną pasivaikščioti prie ežero aš tikrai labai vertinu. Ir dar kažkada turėjom pokalbį su mano pažįstamu jaunimo darbuotoju ir priėjom prie išvados, kad Visagine pagal kvadratinį kilometrą savivaldybės tai iš tikrųjų labai daug labai fainų ir aktyvių žmonių, kurie kažką daro. Tame lygmenyje tai aš ir labai vertinu tos bendruomenės, kurie kažką daro. Jeigu nori kažką jame padaryti, man atrodo, kad šiek tiek lengviau yra, nes jis kaip ir nemažas miestas, bet ir tuo pačiu metu nedidelis, tai labai imlus pokyčiams. Jeigu kažką darai, tai iškart matai poveikį. Tarkim, kultūros centro visos iniciatyvos, kad atneštų šiuolaikinio cirko ir šiaip šiuolaikinį meną į Visaginą, aš manau, matėsi labai stipriai tas poveikis, kur per pirmus metus į visus tos renginius atėjo 3 arba 4 žmonės kartais. O ten, pavyzdžiui, atvažiavo pasirodymai iš Belgijos arba ten iš Nyderlandų ir tikrai, aukštos kokybės renginiai, kurių, Vilniuje aš žiūrėčiau arba ten irgi Kaune arba Briuselėje kažkur. Gal iškart kiek neįprastai atrodė gyventojams, bet jau po 3-4 metų, vieni lankomiausių renginių ir, pavyzdžiui, ir tas Visagino erdvių festivalis, kuris, tikrai kiekvienais metais ten jau, aš žiūriu, tampa tie pasirodymai tam tikrų traukos taškų. Man patinka, kaip dabar daromi miesto gimtadieniai. Anksčiau, mano vaikystėje ir net paauglystėje, tai buvo tiesiog viena diena ar gal kokias 2-3, o dabar tai tikras festivalis, kad ten 10-11 dienų ir labai daug įvairiausių įdomių veiklų vyksta.
Alina Ir Arlova. ačiū už tai kultūros centrui. Būtent. Sekantis postas vėl iš Reddito, ar yra ką veikti Visagine, apart to, kad būti depresijai. Nu tai jau aptarim ką. Kadangi turiu tokią galimybę pagyventi ir Vilniuje dėl savo studijų, yra su ko lyginti. Ir aš pabandysiu dabar blaiviai vertinti Visaginą ir tokiame šiuolaikinių miestų kontekste. Man, pavyzdžiui, po gyvenimo Vilniuje, tikrai ko pritrūko, yra laiko. Ir yra tai, kad Vilniuje yra labai daug veiklų pasiūlos, bet to laiko kiek mažiau yra, ypač jeigu ten dirbi tą normalesnį darbą su darbo valandom, gal kažkokį, tokį, kur gal nelankstus grafikas ir panašiai. Net jeigu važiuoji su mašina, yra tam tikri kamščiai, arba ten jeigu su autobusu į centrą važiuoji, tai vis vien yra ir tie patys kamščiai ir kiti dalykai. Jeigu centre gyveni, tai vis vien reikia pakankamai daug pinigų išleisti tam, kad... ir tavo galimybės nuolat arba dėl pinigų stokos, arba dėl to laiko, mažėja. Ir viena vertus Vilniuje daugiau galima daryti, bet kuo daugiau aš leidžiu laiko Vilniuje, to mažiau laiko aš aplamai turiu tam įvairiausių renginių aplankyti. Kita vertus Visagine, tikrai ten, jeigu kažkas vyksta ir vyksta, nemažai dalykų, ten renginys ten kiekvieną savaitę ir kartais, nespėjai visus nueiti, nes turi kažkokių darbų pasidaryti arba dar kažkokius dalykus atlikti. Bet, tikrai yra ir kultūrinės pramogos, ir visokių ten veiklų galima, tikrai prisigalvoti ten, arba tu nori su dviračiais važinėti, arba ten nori sportuoti, arba dar kažką, tai tokiame kontekste man atrodo, kad yra ką veikti. Ko reikia mieste daugiau matyti mūsų amžiaus žmonių, nes kada jų mažiau, tai tada ir tų bendruomenių tų yra mažiau. Ką aš turiu omeny, pavyzdžiui, neseniai buvau Kaune ir eini Laisvės alėją ir matai ir iš vienos ir iš kitos pusės didelė minė žmonių, kurie sėdi, ten daro kažkokius dalykus, arba sėdi kavinė, dirba, arba kalba vieni su kitais, kalbasi, arba ten kažkas vakare geria alų ir bendrauja su draugais. Ta prasme, tu jauti tą gyvybę, kuri vyksta mieste. Ir man atrodo, gal kiek šito jausmo trūksta, tu bent daugiau mūsų amžiaus jaunų žmonių, kurie gal dar neturi vaikų ir turi labai daug laisvo laiko, nesąmonės įvairias daryti, burtis, daryti ir visokius projektus, kažką įgyvendinti, bandyti naujus verslus kurti ir panašiai. Aš iš šitos pusės gal komentarų ir pritarčiau. Faktas, kad mes neturim universitetų, kolegijų, tai tikrai mes turim geriausią Lietuvoje proftechninę. Jo, bet tą turim, bet vis tiek daug kas išvažiuoja į Vilnių ir į Kauną studijuoti, užsienį. Bet čia nėra unikali problema Visaginui, čia daugelį. Man atrodo, kad ne tik universitetai pritraukia žmonės, man atrodo, kad tas gal kokybiškesnis darbas. Ko norėtųsi daugiau, tai to darbo, kuris moka kiek daugiau ir siūlo geresnės sąlygas žmonėms. Bet vis tiek kažkas grįžta, tu grįžai, ir Linija Holodova grįžo. Taip. Ir čia tas gal pavyzdys, kad žinai, kad trūksta tų žmonių, nes kai grįžta tie žmonės, tai iškart jaučiasi, kad kažkas pasikeitė mieste. Paminėjai gatvės, pavyzdžiui, mes vis dar, ant kiek žinau, vis dar turim Tarybų gatvę. Jau nebe. Jau dabar galima pasakyti, kad dėl Konstitucinio teismo sprendimo, kad Tarybų gatvė jau turi būti pervadinta. Turėjom tą visuomeninę apklausą kelias savaitės, kad žmonės galėtų savo siūlymus parašyti tai gatvėje. Lyderiaujantis pasiūlymas galų gale buvo Atgimimo gatvė. Praeitą ketvirtadienį, gegužės 28, Visagino miesto taryba pritarė siūlymui pervadinti į Atgimimo alėją. Su ko aš ir noriu mūsų visų pasveikinti. Daug debatų buvo, daug aptarimų. Aš nežinau, reikia kažko kontroversiško irgi sakyti, kad nebūtų nuovodų klausytojų, nes viskas tvarkoja, viskas gerai. Ne, aš gal pasakyčiau, kad ar yra debatai, jeigu kitos pusės argumentai yra iš piršto. Su visa pagarba. Kartais aš suprantu nemalonų procesą, priprast prie
naujovių arba pervadint savo gatvę ir bijai iš karto tų kažkokių, dalykus, kuriuos nežinai. Bet irgi tam tikri kiti argumentai, kad čia, čia iš tikrųjų lietuviškas žodis, ar čia mes irgi ten kai kurie Visagino miesto tarybos atstovai sakė, kad mes irgi taryba. Tai va čia tarybų gatvė, čia niekaip nesusiję. Rašė kažkas, kad kitose miestuose irgi yra tarybų gatvės ir jiem nereikia pervadinti. Bet aš kiek pasidomėjau, kad dažnai tokie sprendimai yra dėl to, kad, dėl kažkokių konotacijų, dėl būtent miestų reputacijos. Ir Visaginas turi jis tą reputaciją. Jis turi, aš dėl gatvės vėlgi ten yra šitų įdomių dalykų, nes aš suprantu, kad labai sunku priprast prie naujovių. Bet pavyzdžiui, mano prosenelis buvo tremtinys įkalintas Sovietų Sąjungos. Grįžo, įgavo po visų šitų trėmimų epilepsiją ir mirė. Ar man faina būti tarybų gatvėje? Ne. Ar kitiems žmonėm, kurie patiria ir nebūtinai lietuviai, tuo tarpu ir ukrainiečiai, ir taip patys rusai, kurių gyvenimuose, jų šeimų istorijose buvo tas smurtas iš Sovietų Sąjungos valdžios pusės. Jo, man atrodo, kad čia tam tikra pagarba tiem žmonėm, kad nereikia jų žudiko vardu turėti kažkokią gatvę. Kontroversiškas tai, kas Visaginui. Jo. Galit pakarpyti, ten ne tas žodžius įdėt, aš leidžiu. Pažiūrėsim. Ta gal paskutinis iš Reddito, tai kodėl Visaginė nėra nei vieno renovuoto pastato? Iškart paneigiam, kad yra. Jo, yra keli. Kodėl nėra ten, daug priežasčių turbūt. Šiaip, pavyzdžiui, vyresniems gyventojams imt kažkokios paskolas 20 metams į priekį, nelabai gal mato didelės prasmės šitam dalykė, bet manau, kad jiem nelabai aiškiai yra komunikuojama apie vieną naudą jiems sąlygos ir kad jie iš tikrųjų gali gauti ir kompensacijas ir ypač jeigu, pensinio amžiaus žmogus, ten iš vis aš manau, kad tų kompensacijų sąlygos iš tikrųjų ganėtinai geros. Tai aš sakyčiau, kad komunikacijos prasme tikrai turim kur patobulinti dalykus, kad žmonės užsiimtų, kad nuspręstų tiesiog renovuoti savo namą. Kita vertus, man iš kiek kitokios perspektyvos, pavyzdžiui, aš su tam tikrą atsargą žiūriu į tas renovacijas, nes man nepatinka, kada vienas namas padarė ten žalią spalvą, kitas namas padarė raudoną, kitas labai patriotiškas kiemas, kitas geltoną, gal kažkas oranžinė, gal kažkas violetinė, pas vienus balkonas užtiklintas, vieni ten nusprendė. Manau, kad man pavyzdžiui norėtųsi vien Visaginas turi tam tikrą sumanimą, ypač ten tie plytiniai namai, aš sakyčiau, plytiniai namai tai ir iki šiol labai gražus yra. Ir gražiai, nes visi tie grafičiai, piešiniai man labai patinka. Tai va, arba pavyzdžiui, trečiam mikrorajone tie Klaipėdos tipo tie gyvenamieji namai, kur yra tos oranžinės plytelės, irgi padaryti tą renovaciją ir uždengti visą tai plastiku, nelabai norisi žmonėm. Ir aš manau, kad reikia, ir žinoma, gal ta ekonominė priežastis yra svarbesnė žmonių akyse, bet aš irgi norėčiau kažkaip ateityje matyti, kad mes, kai darom renovacijas, kad tikrai kažkaip išnaudojam tą galimybę kažkaip iš naujo pagalvoti apie mūsų pastatus ir padaryti gražiau, kad ir kokybiškiau. Gal bendruomeninės erdvės kažkur, gal tam pačiam aš dabar Skruzdėlyne gyvenu. Gyvenu Skruzdėlyne ir, pavyzdžiui, net tos perėjas tarp namų dabar baisiai atrodo, bet, pavyzdžiui, gal būtų įmanoma kažkaip pagalvoti, ten padaryti tos pačios bendruomeninės erdvės ir panašiai. Vizija apie tai, kokios renovacijas mūsų miestui reikia. Norėtųsi bendros vizijos visam miestui kažkaip. Bet apart namų, tai gatvės renovuoja, alėja ten renovuota yra,
vėl tie piešiniai ant namų, tai nežinau, man vis tiek Taip, patinka, kad neatrodo labai apleistas miestas ir apleisti namai irgi planuoja griūti tos namus. Jo, aš šiaip norėčiau matyti daugiau meno ant visų mūsų pastatų, nes labai daug paviršių turim. Norėtųsi, kad tiesiog galėtumėm būti, žinai, ten 100 muralų miestas arba dar kažkas. Mes tikrai galim to išsiskirti. Jei apsilanko žmogus Visagine, ką pirmą reikia nuveikti? Ok, ar pirmą kartą atvažiavo į Visaginą žmogus? Gerai. Jeigu pirmą kartą ir tarkim dabar, vasarą, susitart su vietiniais žmonėmis, draugais dėl nakvynės, nes gal nerasit nakvynę, neturim milžiniškos pasiūlos, nors yra viešbučių, yra ten Airbnb ir viskas tvarkoj, bet manau, faina būtų susitart su draugais, kad irgi parodytų kažką. Atvažiuot grupėje rekomenduočiau, kad linksmiau būtų. Taip, tai ką aš pasiūlyčiau nuvaryt į turizmo centrą, bet ne tam, kad sužinot kažkokias vietas, bet tam irgi galima, bet kad nupirkti labai fainų vietinių menininkų darbų, kurias jie pardavinėja. Po to, kadangi turizmo centre galite išeiti, pasivaikščioti šalia ežero. Ar visą maršrutą sudės? Jo, nueit į kavinę Sava, paimt kavos, pasidėt, pačilint. Galima paimt kavos ir pagulėt ant hamakų, kurie yra šalia kavinės, pasižiūrėt jeigu atvykot į Vilnių, pagaliau pasijaust ramybę, tylą ir švarų orą, nes jūs tai tokios privilegijos neturit. Užuojauta. Tai va, po to pasivaikščiot miške, patarčiau iš tokių, man lankytinų vietų, nueit į Visagino menų rezidenciją taškas, pasižiūrėti, kas ten vyksta į vietinį meną irgi, po to išeiti iš taško, pasižiūrėti, ar Urban Stories organizacija tuo metu organizuoja kažkokius renginius arba parodas mieste, nueiti jų parodą arba ekskursiją, pasiklausyti visokias miesto istorijas ir apie architektūra, po to nueikit pavalgyt ten, tarkim, bunkerį arba, nežinau, trečiam bloke, po to galit nueiti į Santarvės aikštę, pamatyti Marijos Turinos darbus, pakeliui į 3 mikrorajoną užsukti į Beer and Boar ir paimti vietinio alaus būtinai, ir po to jūsų kelionė turi būti pas Antoną Jevtuchovą į Litwild, kur jūs galit paimti savo kažkokią turą gamtoje, arba ten su baidarėm ar su dviračiais, jūsų sprendimas. Ir paprašykit Antoną, kad norit pamatyti atominės elektrinės valdymo skydo simuliatorių.